Sveiki, tai šiandien trumpai noriu pristatyti, kaip su SolidWorks Simulation galima sudaryti spyruoklės geometrinį modelį ir atlikti tokią virtualią simulaciją, nužudyti spyruoklę tam tikrą jėgą, pamatuoti įvykių. Išmoksime sudaryti modelį spyruoklės, atliksime, priskirsime medžiagos savybės, kraštinės sąlygas, apkrovas ir patikrinsime rezultatus. Turime eksperimento rezultatus. Spyruoklė štai čia parodyta, ji buvo spaudžiama jėga S500 Newtonų ir buvo matuojamas poslinkis. Štai čia yra reikšmės jėgos ir poslinkio išmatuoto arba suspaudimo spyruoklės. Mes bandysime tik šitą vieną skaičių. Turim ir teorinį skaičiavimą, formulės yra pateikta štai čia. Teorinės suspaudimas spyruoklės priklauso aišku nuo jėgos, nuo spyruoklės vidutinio skersmens, nuo vijų skaičiaus, kurios dalyvauja tame spaudime, medžiagos lyties modulio ir nuo vijos skersmens. Teorinės formulės yra apskaičiuoti ir įtempiams spyruoklėje, vyrauja ganėtinai įtempiai, apskaičiuojami štai taip, sukimo momentas dalintas iš polinio atsparumo momento vijos spyruoklės, tai yra skaitulio forma, sukimo momentas tai yra spaudimo jėga padauginta iš spyruoklės vidutinis skersmuo padalintas iš 2. Ir turime gauti 118 megapaskalių. Tai žaliose celėse yra teoriniai rezultatai. Priklausomybė, kaip matome, tiesime tarp jėgos ir tarp įjungio. Štai čia yra kilometriniai rezultatai aproksimuoti tiesa ir jų lygtis yra čia. Šitas koeficientas tai yra spyruoklės standumas. 245,3 kilonewtonai į metrą. Gaunasi standumas ir dabar keliauju SolidWorks. Tai pradėsiu nuo to, kad brėšiu spyruoklę, tai yra helix spiral, pasirenku tą pleiną. Čia nusibrėžiu apskritimą nuo centro koordinačių pradžios. Apskritimą pasakau, kad jos skersmuo yra 50 mm, pilnai juodas, išeinu apskritimas. Jau iš karto brėžiama kairė spyruoklės vijos, duosime pagal aukštį ir žingsnį. Aukštis bus kintamas, nes jeigu taip paprastai užduočiau kaip po constant pitch, tai būtų 76 mm spyruoklės aukštis, žingsnis vidutinis yra apie 17 mm, pradėčiau nuo 0 laipsnių ir prieš laikrodžio rodiklę. Spyruoklė, man atrodytų, hidraulinė, atrodytų štai taip. Mes pasirinkam variable, tai yra pradžiai spyruoklės kilimo kampas mažesnis, vėliau didesnis. Tai nuo 0 aukščio yra 1 metro. Nuo 11 kilimas sakome 11, 12 mm 17, 13 mm 18, nuo 8 plus 17, nuo 9 mm aukščio jau rašome vėl 11 ir nuo 80 turbūt bus 10. Nuo 0 laipsnių kant prieš laikrodžio rodiklį. Spaudžiu OK, spyruoklės vidurio linijos kreivę, einu reference geometry plane, pasižymiu kreivę, pasižymiu linijos pačios tašką, dešinį klavišą paspaudžiu ir turiu plokštę. Šioje plokštumoje pasižymiu, brėšiu skečą. Tai yra vijos skersmenį, vija pas mūsų apvali. Skirtimas specialiai ne per vidurį brėžiu, tarp skirtimas skersmuo apie 10 m. Vijos skersmuo, tada žymiu kontrklavišu laikydamas. Žymiu liniją, kontrklavišu laikau, spaudžiu šitą tašką, atleidžiu ir neįties. Pilnai juodas. Skirtimas tapo, vadinasi viskas pilnai atveiktai. Iškeliauju į features, swept, profilis sketch 2, linija, kurią ištraukiu, štai šita, dešinį klavišą, OK. Žymiu plokštumą, height, kad netrukdytų mums ir atrodo mūsų spyruoklė jau, kadangi galais spyruoklės yra plokšti, jau būtų galima ją deformuoti. Aš pasirinku plokštumą point plane, brėžiu du stačiakampus. Vienas yra štai toks, kitas viršuje, nelabai svarbu čia į tą formą. Atstumai nuo koordinačių pradžios taško iki šito linijos viršutinis 2 mm ir tarp šitų vidinių linijų yra 76 mm. To mums pakanka. Dabar einu features, extruded cut ir pasižymiu, kad būtų į abi pusės ir spaudžiu nukliautus tik analygintus galus spyruoklės. Ir šitame žingsnėje su geometrija kaip ir viskas. Tada aš galėčiau eiti į simulation, pasirinku naują studiją, static,
Ok, sukursiu savo medžiagą. Vienintelis parametras, kuris įtakoja rezultatą, tai yra šlyties modulis 81 gigapaskalis. Ryšys tarp šlyties modulio ir tamprumo modulio yra štai čia užrašytas izotropinei medžiagai. Paspaudžiu čia, aš matyčiau, jeigu 206 gigapaskaliai yra tamprumo modulis ir Poisson koeficientas modulis 2,7, tai mes tikimės, kad šlyties modulis būtų 81. Tai dešinį klavišą Edit Material, keliauju žemyn, susirandu Custom Materials, Metals turiu, dešinį klavišą, New Material, sugalvoju pavadinimą, spyruoklės, vienas, tamprumo modulis, vienetai megapaskaliai, reiškia 106 trečiuoju kartu 1000, Poisson koeficientas apie 0,27, turi būti ir čia įtikinu aš, 57850, stiprumo riba nesvarbi, takumo riba kažkokia tai užsiduodame, koks 1000 megapaskalį. Spaudžiu Apply. Nieks čia nepasikeitė, close, bet varnelė žalia parodo, kad medžiagos priskirtos. Tada fixtures įtvirtina apatinę dalį, tiesiog fix the geometry, štai šitą paviršių plokščią, pažymiu OK. External loads, force, statymai paviršių, 2500 nutonų, spaudžiu OK. Ir kaip ir viskas. Tokia man praneša programa, kad gaunamos didelės deformacijos. Ir klausia, ar norėčiau spręsti didelių deformacijų uždavinį, tai yra iteraciniu būdu didinti apkrovą po truputį žingsniukais. Šiuo atveju spaudžiu No. Jeigu lieka tik mažų deformacijų uždavinys, jas nepriklausomybė ir tu rezultatą. Poslinkis mane domina, kurį iš parametrus prigaliu matuoti. Ir šiuo atveju aš turiu 25 mm poslinkį. Dar viso to matau, kad spyruoklė pasviro. Realiai jinai to padaryti negali, nes yra kreipiančiosios horizontali plokštuma ir tada koreguoju savo modelį. Koregavimas galėtų būti dvejopas. Dar vieną dalyką panašu paminėti, kad matau, prasiskirda medžiaga viena į kitą. Dalis deformation scale 0,33. Jeigu aš pasiemu Edit Definition pažymiu, pasirenku tikras stelis, ok, tas prasiskirdimas yra akivaizdus ir akivaizdžiai pasviro į šoną. Tai natūralu, kad mano modelis, bent jau kraštinės sąlygos nelabai atitinka to, kas duoda. Todėl pirmiausia suduodu kontaktą, connections, spaudžiu local interaction, pasirenku manually self contact. Čia nežinau, ar turi dėlės takos, vieną kartą turi, kitą kartą ne. Tai dėl viso ko pasakau, kad jeigu tarpas yra 1 mm, tai rūtai laiko, kad jau kontaktas yra. Ir čia mes irgi sumažinam 0,5, parašom, galim užsiduoti, kad vertintų trinties koeficientą 0,5, takos jisai neturi. Čia šitam angė aš turiu pažymėti visą paviršių spyruoklės, spaudžiu štai čia ir tokį. Dabar šitam etapą galiu perskaičiuoti uždavinį, spaudžiu No ir turiu atsakymą. Žiūriu vėl įlinkį, sumažėja iki 19, pasiskarbimo nėra, bet vis dar neišlinkusi. Dabar be išlinkimo aš turėčiau kažkaip sukontroliuoti. Būdų vėl yra keli. Vienas, pavyzdžiui, aš galėčiau susikurti ašį ir sakyti, kad šita ašis neleistų, sakykime, spyruoklei pedialinę kryptimi judėti, bet tada aš surašyčiau ir jos lipimąsi, kai mes ją deformuojame, spaudžiame. Ir pats paprasčiausias būdas tai yra nusibrėžti viršaus kažkokią tai paviršių ir jį, sakykime, suvaržyti. Tai šitame etape, pasirenku front plane, sketchas. Ir brėžiu sukinio formos padarysiu. Susiduosiu aukštis yra 100 mm. Kol kad šitas taškas susiformuoja iš pradžio vertikalius. Čia jau kaip ir viskas juoda. Perdėlį viso ko. Ten bus 40 features. Evolved. Kur sakymuose šis rašta. Nežinės klavišas. Ok. Kaip paminėjau. Čia yra tokia mesh result varnelė. Kuomet jinai aktyvi, tai reiškia, kad apjungiama į vieną detalę, paviršius, kur buvo pridėta apkrova, jau dabar plokščiai dingsta, nes jau būna vienas spyruoklė ir šita viršutinė dalis. Ir čia mums didelės skirtumo neturės, tai taip ir palieku. Vis dar solid bodies yra vienas, grįžtu į statiką, čia kur raudona, tai Edit Definition spaudžiu, skaitęs spaudžiu OK. Dabar pažymiu šitą paviršių, tie patys 2500, visi kita taip pat. Okay. Dabar dėl tvirtinimų aš einu į Fixtures, pasirenku Advanced Fixtures, spaudžiu Uncylindrical Cases, pasikeičia čia koordinačių sistema, žymiu šitą paviršių ir sakau, kad jam neleidžiu horizontaliai kryptim
judėti. Pasisukti jis apie savo ašį gali, vertikalia kryptimi spausti aš jį galiu, bet plėstis neleidžiu. Ir spaudžiu OK, šiame atveju spaudžiu Run, pamenam, buvo 25, 19 ir dabar laukiam dar vieno rezultato. Poslinkis 12 mm, rezultatas 10,2. Skirtumas yra, teoriškai mes jau įgavom 12. Toliau kitas parametras tai yra tangentinė įtempė. Tangentinius įtempius, kad pasižiūrėt, kas mes turėtume įtempius, mes matuojame visą laiką aukštumoje kažkokioj, tai aš turėčiau sukurti koordinačių sistemą. Keliauju į štai čia, nusibrėžiu, nes pas mus pasvirus vyja, tai iš tos vijos, sakykime, norėčiau išilgai vijos ir statmenai vijos ašiai turėti koordinačių sistemą. Tuo tikslu aš pasirinkau skečą aukštumoje, nusibrėžiu čia tiesiog tik liniją, kuri būtų tinė mūsų linijai, spaudžiu OK, skečas yra. Ir dabar einu į Visual Features, Reference Geometry, Coordinates, koordinačių sistema, jeigu niekam žinai, tai bus čia, kur bus sukurta ant veidžių. Dabar X ašis jau dabar yra pasvirusi, matome lygiaverčiai šitai ašiai, nes čia žinėta. Skečas sukurtas, kuris turi liniją, tangentę, pušino šyje, paskečia į šitą langelį, spaudžiu OK ir jau X ašis pas mane pasvirusi. Dabar grįžtu atgal į statiką. Čia perskaičiuoti nereikia, viskas tvarkoja. Spaudžiu Results, dešinį klavišą ir Define Stress Plot. Norėsiu sukurti 3 tangentinius įtempius, kad tarpusavės palyginčiau, dėl to naudosiu štai šitą varnelę, kad daug kartų nereikėtų to paties spaudyti. Pasirinku štai šitą, koordinačių sistema ir spaudžiu OK, tada pasirinku kitą, spaudžiu OK, pasirinku trečią ir spaudžiu OK. Tada aš galiu ištrinti koordinačių sistemą ir pasirinku jau pirmą OK, antrą tangentinį įtempį ir trečią tangentinį OK. Paspausiu kryžiuką ir aš jau dabar turiu papildomus 6 parametrus. Pirmi 3 koordinačių sistemos sukurtoju, antri 3 globaliuoju. 2 kartus štai šitą ir čia mano įtempė 163, ten buvo 427. Ir čia yra 419, tai čia yra tie tempiai, tiek šitas, kuriuos mes turėtume lyginti su teoriškai skaičiuotais 318. Skirtumas yra pakankamai, bet jeigu aš pasiemu čia, pasirinku izoklipping, tai paprašau, man rodytų visas reikšmes, kurios didesnės už 311 E6, tai yra megapaskalį, spaudžiu Enter ir aš matau, kad labai didelė dalis medžiagos tūrio ruoklės viršyje 318 megapaskalį. Tai jeigu vertinu tik maksimalę, skirtumas nemažas, jeigu pasižiūriu kokia čia dalis tūrio, tai netokia ir didelė dalis netitinka to, ką mes suskaičiavome. Kita vertus, aš dar galiu spausdinti definition, dešinį klavišą, pasirinkti advanced option ir čia rodyti element values, spausti OK ir dabar jau mes nebe taip toli nuo teorinių rezultatų. 118 megapaskalį. Eksperimentiškai mes įtempį nematavom, tenzorizacijos buvo nubuvom pasikliavę. Tiek trumpai apie štai šitą bandymą.